Labadiena. Jeigu nuolat galvotume, kad mirsime, išvis negalėtume gyventi. Turbūt kaip tik dėl to vis iš naujo į valdžią renkame tuos pačius, kurie ką tik mums prikiaulino. Turbūt kaip tik dėl to šiandien nieko nebenorime girdėti apie COVID ir su juo susijusias galimas aferas. Nesu antivakserė. Kai tik jau buvo įmanoma, viena pirmųjų puoliau skiepytis ir pasiskiepijau 3 kartus. Ar esu tuo patenkinta? Tiesą pasakius, nelabai, nes paskui dar sunkiai sirgau ir ne vieną kartą. Pasakos neva jei ne tos vakcinos gal būčiau numirusi jau seniai neskamba įtikinančiai, nes tai tik paprasta demagogija. Kaip gerai, kad yra žmonių, kuriems rūpi, kad nešvarūs galai anksčiau ar vėliau vis dėlto būtų ištraukti į dienos šviesą. Galbūt bendrojo Europos teismo Liuksemburge priimtas sprendimas, kad Europos komisija neturėjo teisės slėpti sandorio su COVID vakcinų gamintojais detalių nuo visuomenės, gera pradžia. Šįkart vienas kitą kalbina 2 žmonės, kuriems ši istorija vis dar teberūpi. Sveikatos teisės instituto direktorius Rimas Jankūnas ir konstitucinės teisės specialistas Vaidotas Vaičaitis. Susitikome pasikalbėti apie Europos Sąjungos bendrojo teismo šių metų Liepos 17 dienos sprendimą, kuriuo jis panaikino Europos komisijos sprendimą atsisakyti suteikti visą informaciją apie savo sutartis. Vaidotai, gal galėtumėte apie tai plačiau, kaip ten, nuo ko ten viskas prasidėjo, kaip viskas vyko? Jo, gerai. Ačiū Rimai už pakvietimą pakalbėti, nes būtent apie tas sutartis, juolab, kad aš esu prieš keletą metų rašęs apie vieną sutartį, tiesa jau prieš 3 metus, 21 metais, būtent apie sutartį ir neaiškumus apkilusius man perskaičius tą sutartį. Europos Sąjungos, reiškia, su pirkimo pardavimo sutartį dėl COVID-19 vakcinų su Pfizeriu. Bet čia, aišku, eina kalba apie visas sutartis tame tarpe ir mano šito. Tai vat prieš 2 savaitės, apytiksliai 24 metais Liepos 17 dieną, Europos Sąjungos bendrasis teismas, yra 2 teismai Liuksemburge, yra bendrasis teismas ir dar, sakykime, aukštesnė instancija Europos teisingumo teismas, į kurį galima dar apeliuoti, jeigu tu nepatenkintas. Tai žodžiu, tas pirmos instancijos, reiškia, Europos Sąjungos teismas Liepos 17 dieną priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Europos komisijos sprendimą atsisakyti suteikti, sakykime, pilną informaciją apie sutartį su farmacijos kampanijomis dėl COVID-19 vakcinų, bet ne visa apimtimi, bet dėl to sutarčių nuostatų susijusių su, reiškia, vakcinų perpardavimo arba dovanojimo galimybėmis ir su žalos atlyginimu dėl, sakykime, dėl žalos galimai padarytos vakcinos. Tai žodžiu, aišku, ten dėl dar kai kurių nuostatų čia nėra taip svarbu. Bet čia įdomu pasakyti, kad teismas nusprendė, kad tam tikrą informaciją, reiškia, galėjo nuslėpti arba neatskleisti, sakykime taip, Europos komisija, bet ne visą tą užtušuotą informaciją. Aš tik tai grįždamas prieš 3 metus, kai parašiau analizę to sutarties su Pfizeriu 21 metų gegužės mėnesio sutarties, tai ten mane labai nustebino, kad kai aš skaičiau tą sutartį, buvo paviešinta internete ir radau užtušuotą nemažai vietų. Tiesiog užtušuota, netgi pavadinimai, sakykime, sutarties skyriaus kažkokio, nelabai aišku, reiškia, apie ką ten yra užtušuota. Tai vat būtent čia yra kalba apie tai, kad čia ir toks pirmas, sakykime, sprendimas, reiškia, Europos Sąjungos teismo, kai 6 Europos parlamentarės, tarp kitko moteris iš žaliųjų frakcijos, kreipėsi dar
22 metais į Europos komisiją, prašydama, kad paviešintų visą turinį tų sutarčių tame tarpe ir mano tos analizuotos 21 metų, bet visgi jie nepaklausė, sakykime, nepaviešino, ir šiandien, jau praėjus kiek metų, 24 metais, tai jau nuo kreipimosi praėjo, arba nuo susirašinėjimo su Europos komisija praėjo daugiau kaip 2 metai. Pagaliau Europos Sąjungos teismas pasakė visgi, kad Europos komisija negalėjo užtušuoti arba neatskleisti visų tuo metu užtušuotų tų neatskleistų sutarties, sakykime, sąlygų, išlygų, ir taip Europos komisija taip slėpdama tas, sakykime, sutarčių sąlygas, tarp kitko, pagal Europos Sąjungos teisę galima tam tikras, sąlygas, sakykime, sutarčių neatskleisti, jeigu jos galėtų pažeisti tų įmonių komercinius interesus, ne? Tai čia teismas visgi nusprendė, kad ne visos užtušuotos išlygos ar nuostatos sutarčių visgi galėjo pakenkti informacijos kampanijų komerciniam interesam. Ir pavyzdžiui, tokios kaip mano minėtos, nuostatos, kodėl jos buvo slepiamos, nelabai aišku, dėl galimybės valstybėm narėm perparduoti arba padovanoti, neaišku kodėl, ir dėl žalos atlyginimo, tai man gal labiau aišku, dėl žalos atlyginimo irgi tos nuostatos sutartise buvo užtušuotos ir Europos Sąjungos teismas konstatavo, kad tokios, sakykime, tos nuostatos turėjo būti atskleistos, nes ta teisė informacija numato ne tik tas reglamentas, 2001 metų, kuris buvo, sakykime, čia pagrindinis teisės aktas, bet taip pat ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių hartijoje numatyta, sakykime, žmogaus teisė į informaciją. Tai gal tiek trumpai apie šitą nutarimą. Gal įdomumo dėliai gal dar galėčiau pasakyti, kad Europos komisija teismo posėdžio metu pasakė, kad kaip atsirado tos sutartis, jie turėjo pagrįsti, tai jie pagrindė, sako, žiūrėkit, jie dar 20 metais, birželio mėnesį, tik tai keletą mėnesių praėjusių po COVID protrūkio, Europos komisija jau išleido komunikatą, komunikatas tai čia toksai, sakykime, neįpareigojantis kažkoks tai dokumentas, toks informacinis labiau, tame komunikate buvo numatyta Europos Sąjungos strategija dėl COVID-19 vakcinų, tarp kitko ta strategija dalinai atsispindėjo tame 21 metų toj sutarty, kurią aš analizavau prieš keletą metų. Ir ta strategija rėmėsi 2 tikslais. Tai yra pagreitinti vakcinų gamybą ir užtikrinti vakcinų kokybę per jų saugumą ir efektyvumą. Čia man labai įdomu, nes čia nežinau, čia jūs, Rimai, turbūt labiau galite sakyti, ar galima pagreitinti vakcinų gamybę, bet kartu ir užtikrinti vakcinų kokybę. Man čia mistika, man čia tas saugumą ir efektyvumą. Ir kas dar prieš, Rimai, dar sakykime, ir tada jau aš atsipusiu, gal, nes jau per daug kalbu, per ilgai. Paskutinį momentą, kur man tikrai įdomus buvo, kad, pati komisija teisme pripažino, kad šios strategijos tikslas buvo perkelti dalį farmacijos kampanijų vakcinų gamybos rizikos, sakykime, ir atsakomybės ant Europos Sąjungos ir valstybių narių institucijų pečių. Tam, kad, sakykime, tos vakcinos galėtų, operatyviau atsirasti. Tai reiškia, kad jau pati pripažįsta, kad jau sudarydama tas sutartis Europos Sąjungos komisija, Europos komisija turėjo omeny, kad, jinai
nusileis dėl atsakomybės, ne, kad dalį atsako, kaip jie sako, dalį atsakomybę, mano manimu, beveik visą atsakomybę, reiškia, perleido arba pernešė būtent ant valstybių narių pečių nuo farmacijos kampanijos. Tai gal čia aš kol kas baigsiu ir nežinau, jeigu bus dar kažkokių klausimų arba gal apskritai kažkokių tai minčių kilo po mano to trumpo pristatymo. Neišvengiamai tų minčių kilo. Aš, aišku, ne teisininkas, bet manau, kad sveiką protą turiu, realiai mąstau ir galvoju, kad jeigu kažkas mūsų vardu įgaliotas perka už mūsų pinigus kažką, tai turėtų skaidriai parodyti, kokiomis sąlygomis ir ką perka. Dabar mūsų, įskaitant mus, visas Lietuvos žmonės, ES piliečius, pinigai panaudoti, pirkti, atsiprašau, bet ką tai maiše. Išleidžia tą komunikatą 20 metų birželio 17 ir pilnai sutinku su tuo pastebėjimu, kad čia man yra mistika. Pagreitinti vakcinų gamybą taip, užtikrinti vakcinų kokybę per jų saugumą ir efektyvumą. Čia yra skirtingi dalykai. Kokybė yra farmacinis dalykas, saugumas ir efektyvumas yra įrodomas klinikiniais tyrimais. Ir prisimenate, kaip mums aiškino, kad šitos vakcinos yra sukurtos labai greitai, kadangi čia speciali technologija. Tai pagaminti, aš sutinku, kad galima greičiau. Kaip ten buvo pagaminta ir kiek buvo prigaminta šlamšto ir kokios nevienodos tos serijos, Danijos mokslininkų straipsnis parodė, tai čia kitas klausimas, bet klinikinių tyrimų nepagreitinsime su jokia technologija. Čia yra nauja technologija, kurią reikėjo moksliškai kvalifikuotai ištirti. O ką mes gavome? Kuo remiantis buvo pradėta vakcinacija? Tuo, kad nustatytas 95% veiksmingumas. O jūs dabar paklauskite žmonių gatvėje, Seimo narių, kurie matė tas sutartis, tiesa labai trumpai. Viena Seimo narė sakė, kad pusvalandį, ji buvo pozicijoje, o ne opozicijoje. Tai paklauskite šitų žmonių, ką reiškia tie 95%. Turbūt visi prisimename, kad mums tai paaiškino. Aš esu tikras, kad ir medikų absoliuti dauguma neatsakys. Toliau, daro tyrimus. Tai jeigu mes deramės, perkame, mokame didžiulius pinigus, tai mes, mokantis pinigus, turime teisę pareikalauti, kad ištirtų žmoniškai naujos technologijos produkto saugumą ir veiksmingumą, kad į vertinamąsias baigtis būtų įtraukta ilgalaikis poveikis vėžio rizikai, širdies ir kraujagyslių ligų rizikai, autoimuninių ligų rizikai. Aš radau savo įrašą pirmoje Sveikatos teisės instituto konferencijoje. Aš iš šitų 3 dalykų 2 dalykus pasakiau. COVID-19 vakcinų ES registracija yra sąlyginė. Pagrindiniai klinikiniai tyrimai baigsis po kelių metų. Nauji vaistai yra pavojingesni už senus, todėl vartotini ypač atsargiai. Mes nieko nežinome apie ilgalaikį poveikį. Ar nedidina vėžio rizikos? Ar nedidina apsigimimų rizikos? Ar nedidina autoimuninių ligų rizikos? Mes nežinome ir negalime žinoti. Šiandien yra 21 rugsėjis. Duomenys, beje, kuriais FDA, Jungtinių Amerikos valstijų maisto ir vaistų administracija įteisino pilnai vakciną, yra šių metų kovo mėnesio. Nieko nesumaišiau. Tai ir šiandien aš netikiu, kad Europos vaistų agentūroje, Europos komisijoje yra tokie neišmanėliai, tokie nemokšos,
kad tokių paprastų dalykų nesužiūrėtų. Ir šitame kontekste, man akivaizdu, kad čia yra šitos sutartys turi dvi esminės priežastis. Tai yra nekompetencija ir korupcija. Kaip ten kas vyko, aš nežinau, bet prisiminkime kitą bylą apie dingusias žinutes tarp tokio Burlos ir tokios von der Leyen, panašiai kaip tarp Radvilės ir tokio įtariamo pedofilo. Tai Vaidotai, kokie būtų jūsų komentarai tam? Ar aš čia teisingai galvoju, kaip paprastas žmogus, kad jeigu mano pinigus naudoja, tai turėtų pasakyti kam ir kokiomis sąlygomis, ir aš tikiuosi, kad jie bus išleisti kvalifikuotai, o ne šitaip, kaip papuolė. Jo, tai čia, kaip ir minėjau, iš tikrųjų bendra taisyklė pagal 2001 metų, dar prieš 20 daugiau kaip metų reglamentas yra ir yra teisė, aišku, tai taip pat ir steigiamuosiuose, sakykime, aktuose ES yra ta bendra nuostata, kad, reiškia, dėl skaidrumo ir apskritai dėl teisės susipažinti su ES visais dokumentais, taip pat ir, kaip minėjau, ES pagrindinių teisių chartijoje šita nuostata yra. Tiesa, šitam reglamente, kaip minėjau, yra nuostata tokia išlyga, sakykime, kad tie dokumentų, reiškia, tam tikros vietos galėtų būti neviešinamos, jeigu tai galėtų pakenkti, sakykime, įmonių komerciniams interesams. Nu, tai čia, sakykime, tada teismas taip ir sakė, sako, žiūrėkit, tai kokia čia ta informacija galėtų būti. Nu, pavyzdžiui, jeigu būtų tose sutartise, nu, sakykime, čia turime omeny tokia informacija, reiškia, kuria galėtų kitos įmonės, konkuruojančios pasinaudoti. Pavyzdžiui, koks yra vakcinų pristatymo ten, pavyzdžiui, grafikas, kada kaip ten, reiškia, ar dar kažkokie tai, sakykime, dalykai apskritai, kokia yra strategija, kokią užima, sakykime, rinkoje arba žada užimti, pagal tą strategiją, reiškia, rinkos dalį, ta konkreti įmonė. Tai aišku, čia yra tokia jautri informacija, kurią galėtų pasinaudoti kitos farmacijos įmonės. Bet čia nebuvo tokios informacijos, nei ten kažkokių grafikų, nei ten strateginių planų, nei dar kažko. Tai tiesiog būtent šitos, sakyčiau, drąsios 6 moteris, tarp kitko, nežinau, kažkaip teismo sprendime rašo 6, bet aš radau tik tai 5 pavardės, bet visos moteris. Rimai, atkreipkite dėmesį, reiškia, išdrįso kreiptis. Ne vienas, 5 moteris europarlamentarės. Tai man padarė irgi įspūdį. Tai va, tai jos kreipėsi būtent ne dėl kažkokių tai komercinių paslapčių norėdamos gauti, bet būtent norėdamos gauti informaciją apie kainą, norėdamos gauti, nes ta kaina irgi nebuvo aiški, kai kur buvo užtušuota, reiškia, norėdamas gauti informaciją, sakykime, apie kiekį, vat būtent čia susijęs su pinigais ir taip toliau. Ta prasme, tiesiog norėjo gauti tą informaciją, kuri susiję būtent su mokesčių mokėtojo teisė į tą informaciją. Ir, reiškia, dėja, komisija jinai irgi, reiškia, taip biurokratiškai atsirašinėjo. Man tas irgi iš teismo sprendimo aišku ir labai gaila, nes tai liktai ES deklaruoja, kad jinai yra labai
skaidri ir taip toliau, taip elgėsi biurokratiškai, metus susirašinėjo ir atsirašinėja. Nu, tai mes dar pasikonsultuosime su farmacijos kompanijoms. Pasikonsultuoja, po kažkiek mėnesių rašo, nu, tai žiūrėkit, tai čia mes gal tik šitą galim, bet ne, žinokit, mes šito visgi pasikonsultavę negalim atskleisti. Po to, reiškia, jie vėl pakartotinai kreipiasi, jie laukia dar 2 ar 3 mėnesius, konsultuojasi vėl su farmacijos kompanija ir vėl atsako. Tai žodžiu, didžiulis biurokratizmas, nu, tikrai mes ne tokią Europos Sąjungą įsivaizduojame, ne, kaip tik, kuri turėtų rodyti pavyzdį skaidrumo. O čia yra toksai biurokratinis atsirašinėjimas ir vis tiek nenoras atskleisti paprastos reikalingos informacijos. Ypatingai, ne, kodėl buvo slepiama informacija dėl žalos atlyginimo, sakykime, už galimą vakcinos žalą. Ne, tai niekaip negalėjo atskleisti. Tai, turint omeny, kad gali būti ir daugiau, sakykime, tokių atvejų, kai Europos komisija įvairias sutartis norės, sakykime, dalį informacijos slėpti, ne, tai tas sprendimas iš tikrųjų labai svarbus, nes vis tiek aš noriu tikėti, kad Europos komisija ateityje atsižvelgs į šitą Liuksemburgo teismo sprendimą, spręsdama, reiškia, ar jinai gali užtušuoti ir neskelbti viešai arba, reiškia, nuslėpti dalį informacijos apie sutartis su šiuo atveju, sakykime, su farmacijos kompanijoms. Bet man tai čia tiesiog panašu į ne tai, kad biurokratiją, bet uodegos sukimą. Taigi pagavo nusikaltimo vietoje ir nenori rodyti. Ir iš viešai prieinamų dokumentų matosi ta, tikrai bloga situacija. Aš vėl kartojuosi, tai jeigu aš perku produktą už kažkieno pinigus, tai aš įsipareigojęs panaudoti visą savo kompetenciją tam, kad nupirkčiau patį geriausią, išsiderėčiau pačias geriausias sąlygas. Aš galvoju, jeigu Žalgiris va šitai pasirašinėtų sutartį, tai turbūt sumokėtų 1 milijoną už regioninės lygos žaidėją. Va dabar paprastas dalykas, ne? Sukelia didžiulę paniką, baimę, ateina mirtina liga, bet žinot, paskui informacijos neduosim, nes čia kažkieno komercinis interesas, nors jūsų produktas tą gyvybę turėtų išgelbėti. Dabar jūsų paklausiu, kad kaip ne mediko, ką jūs norėtumėt svarbiausia žinoti apie tą vakciną, kad priimtumėte sprendimą skiepytis ar ne? Tai visų pirma norėčiau žinoti, ar jinai padeda. O ką reiškia padeda? Reiškia, sakykime, apsaugo nuo tos ligos, nuo kurios reikėtų, reiškia, skiepytis. Tai jie tą ir tyrė. Jie tyrė, tai buvo pagrindinė vertinamoji baigtis. Jie nustatė 95% apsaugą 2 mėnesių laikotarpiu. Bet kas ta liga, reikia žinoti, ar ne? Tai liga, pagal klinikinio tyrimo protokolą, tai yra koks nors simptomas, pavyzdžiui, gerklės skausmas, pavyzdžiui, kosulys ir teigiamas testas, simptominė liga. Asmeniškai tai man mažai įdomu šitas dalykas. Gal kažkiek įdomu, bet labai mažai. Aš norėčiau žinoti, aišku, kiek ta apsauga išlieka, sakykime, metus, nes jie akivaizdu, kad baigė tą tyrimą tada, paskiepijo placebo grupę, kai pradėjo aiškėti, kad apsauga greitai mažėja ir jeigu jie būtų tęsę tyrimą metus, tai paaiškėtų, kad apsauga yra 0. O tai ir dar blogiau. Bet asmeniškai man įdomiausias dalykas būtų, ar apsaugo nuo mirties. Juk mūsų visą laiką aiškino, miršta, neskiepyti. Tai nebuvo tyrimų vertinamoji baigtis. Tyrimai neturėjo pakankamos galios statistinės, kad šitą nustatytų. Dar daugiau, mRNA vakcinų grupėse mirčių buvo daugiau negu placebo grupėse.
Taip, skirtumas statistiškai nereikšmingas. Bet jeigu turime tokį rezultatą, tai kaip buvo galima pasirašyti iš karto sutartis perkant vakcinas, daug įsipareigojant ir nenumatant, kad galbūt tyrimų rezultatai bus blogi, nes mano akimis vertinant, jau pavasarį 2021 metų buvo aišku, kad tyrimų rezultatai yra siaubingi ir jeigu šitą vakciną vartoti toliau, tai labai ribotoms žmonių grupėms. Labai ribotoms. Tada aš asmeniškai būtent tą pavasarį priėmiau sprendimą, kad aš tikrai nesiskiepysiu. Ir manau, kad Europos komisija, pasirašydama sutartį, turėjo susidėti saugiklius. O dabar kas atsitiko? Jie pirko vakcinas ir tada, kai jos buvo nebereikalingos pagal tas kvailas sutartis. Ir pernai, kiek žinau, buvo nupirkta vakcinų už 77 milijonus Lietuvoje. Persiskaičiuokime į dozes. Žinome, kad buvo suleisti praeitą šaltąjį sezoną 53 500 nepilni. Truputį nesudėtingai paskaičiavę, įvertinę maždaug kainą, kiek ta dozė gali kainuoti, gal 20-30 eurų, gal truputį klystų, bet nelabai daug vis tiek. Mes suskaičiuojame, kad 90% to nupirkto kiekio buvo arba išmesta, arba padovanota. Kur išmesta irgi yra klausimas, kadangi tokia įmonė Toksika, atsakinga už vakcinų utilizavimą, nesugeba pasakyti, o kad jie utilizavo tokius didžiulius kiekius. Jie sąžiningai sako, mes to nedarėme. Ministras neišlemena atsakymo. Ir dar, kai vakcinos jau buvo iš esmės nebereikalingos, iki 2022 metų vidurio galiojo išimtis jų pakuotėms. Jas buvo galima įvežinėti be brūkšnio kodo, kuris saugo vaistus nuo klastojimo. Tai kaip visą tai suprasti? Jo, tai aš dar gal galėčiau prisiminti savo 21 metų tą straipsnį ir aišku, čia jisai buvo, reiškia, plačiau žiūrėta į šitą situaciją, negu mūsų dabar nagrinėtam teismo sprendime. Būtent čia buvo tik tai nagrinėtos ne pačios sutartys, ne? Bet Europos komisijos sprendimas atsisakyti suteikti visą informaciją apie tas sutartis, reiškia atskleisti visas tas sąlygas. Bet jo, aš kai skaičiau prieš tos 3 metus vieną sutartį, reiškia ten 20 kelių puslapių su Pfizer kompanija, tai tarp kitko pagal tą sutartį, reiškia, ta epidemija dar turėtų tęstis dabar. Tai buvo 21 metų, panašiai, apytiksliai, tai buvo 21 metų, sakykime, gegužė, ne, tai ar ten birželis, ne, tai ir dabar vasara, reiškia, ir ten buvo minima 36 mėnesiai, reiškia, iki 24 metų vasaros įsipareigojimas pirkti tas vakcinas. Tai man iš karto kilo klausimas. Tai va čia, tarp kitko, tos europarlamentarės nekėlė šitų iš esmės sutarčių turinio klausimą, bet kėlė, tik prašė atskleisti informaciją, ne? Bet jeigu būtų kėlusios klausimus tokius apie tą sutarčių turinį, ne, kodėl reikėjo įsipareigoti 21 metais iki šios vasaros pirkti tas vakcinas Europos Sąjungos, ir čia ne Europos Sąjungos lėšų, bet išpirkti turėjo valstybės narės, ne, tai man šitas jų klausimas tada prieš 3 metus kilo, reiškia, kodėl apskritai dar mažai, reiškia, žinojau
reiškia, kokia, ar buvo, man nebuvo aišku teisinė prasme, ar buvo galimybė apskritai pirkti ir platinti tik laikinai užregistruotas tas vakcinas. Nu, gal jas buvo galima, ne, bet turbūt tada, jeigu jos laikinai užregistruotas, ar buvo galima jas, reiškia, taip platinti, kaip jas buvo platinama, ne savanoriams, ne, bet visiems. Tai vat man jau tada kilo tas klausimas. Ir dar pridėsiu, su galimybių pasu jau dar nebuvo pilnos registracijos, kai jis buvo įvestas. Tai o jau tada, kažkaip sakau, jau prieš 3 metus, reiškia, tada aš irgi ieškojau toj sutarty, buvo užtušuota vakcinų gamintojų atsakomybės klausimas. Ne tik tai žalos, ne, bet ir taip pat ir atsakomybės klausimas. Kažkodėl tai Liuksemburgo teismas į tą atsakomybės klausimą nemanė, kad čia yra toksai svarbus, kad jis turėtų būti atskleistas. Aš tai manau, kad labai svarbus jau tada, ne? Ir kas man, vat, kaip Rima, jūs čia pasakėt, dėl, sakykime, kai sudarai sutartį, tai yra 2 šalis, ne, jos turi būti, daugiau mažiau lygiavertės, ne, kažkaip laikytis. Ir man taip neatrodė iš tos sutarties turinio, nes, pavyzdžiui, buvo tokia nuostata, kad reiškia, buvo numatytas draudimas valstybės narėms, ne, ir Europos Sąjungai viešai komunikuoti apie vakcinų kokybę be suderinimo su Pfizer. Ne. Kažkas baisaus. Tai, žinot, kai aš tada 21 metais, gegužės mėnesį perskaičiau šitokią nuostatą, tai aš negalėjau patikėti savo akim, kaip galima pasirašyti tokią sutartį, ne? O tai jeigu bus blogai, vis tiek negalėsiu niekam sakyti nesuderinęs su gamintoju. Aišku, gamintojas... Tai buvo blogai, gerbiamas Vaido, tai buvo ir mes tą sakėme. Tai įsivaizduojat, bet čia dar kilo, reiškia, 21. Ir ta paskutinė mintis, gal čia, aišku, ta jau labiau teisininkams, reiškia, svarbi. Šiaip Europos Sąjunga neturi kompetencijos sveikatos teisės srityje. Tai man klausimas kilo, tai reiškia, kaip jinai galėjo sudaryti sutartis su Pfizer ir įpareigoti valstybės narės vykdyti tą sutartį, kai jinai neturi pagal steigimo, Europos Sąjungos steigimo sutartis tokios kompetencijos. Šita kompetencija palikta valstybių narių, nacionalinis klausimas. Ir man keisčiausia yra, reiškia, kad jokia valstybė narė neprieštaravo prieš tą. Liktai gal galim buvo suprasti, kad kai daugiau pirksi, pigiau nusipirksi, ne? Bet jau daugiau galėsi padovanoti. Bet po to supratus, kad iš to nieko neišėjo, reiškia, jokia valstybė narė neiškėlė šitos iki dabar, reiškia, to kompetencijos klausimą. Šito gal nežinau, bet Lenkija ir Vengrija žinau, kad atsisakė tenai kažkada ten krūvą dozių pirkti ir buvo paduota Pfizeriu į teismą. Tai čia praktiškai man primena telefoninį sukčių, ne? Kai paskambina, žinot, jūsų tenai sūnus ar duktė pateko į avariją, reikia tiek pinigų arba padarė kažkokį nusikaltimą, mes bet išsuksim, bet reikia tiek pinigų, bet... Čia dar daugiau, čia tuos pinigus turėsite reguliariai mokėti ir kai pamatai, kad afera, atsisakai mokėti, tai tave į teismą paduoda. Jo, tai ten į teismą, reiškia, padavė Lenkus ir Vengrus dėl to, kad jie pradžioje neprieštaravo, tik vėliau pradžioje tarsi sutiko visi, reiškia, kad pagal tą grafiką, kad bus per kažkiek laiko vis pristatoma ir tu turėsi išsipirkti, o po to jau jie susgribo, kad čia yra nesąmonė ir sako, ne, mes atsisakom, bet tada Pfizeris, tai va čia būtent ir yra, Pfizeris tada rodo sutartį, sako, tai kodėl jūs pasirašėt tokią sutartį, sutikot visi, tai va kaip apskritai galima buvo tokias sutartis pasirašinėti ir man keista, kad, tai aišku labai, kad tas klausimas teisme neiškilo arba bent jau mes nežinom. Aš nesakau, kad klausimas dėl viešumo, dėl skaidrumo šitų sutarčių nesvarbus, kad nebuvo paviešinta
Taip, bet jau tai, kas buvo paviešinta, juk tai irgi yra skandalingos tos nuostatos. Kodėl jų niekas neginčijo? Greičiausiai todėl, kad pasirašė valstybės narės, iš pat pradžių sutiko, pasirašyti ten užteko, reiškia, Europos komisijos pirmininkės ir sveikatos, reiškia, to komisaro, bet kitos sutiko, vis tiek neprieštaravo, tai gal dėl to dabar ir vengia prisipažinti, kad taip smarkiai klydo, ir tyli, ir niekas nesikreipia, apskritai nekelia klausimų dėl tokių sutarčių apskritai teisėtumo, ar galima tokias sutartis iš principo sudarinėti. Na taip, aš manau, kad mes čia jau priėjome iki esmės, turbūt gana daug pasakėme, svarbiausių dalykų, o ne užglostymų paviršutinių. Ir baigdami turbūt galime tiesiog pasiūlyti savo pagalbą Lietuvos prokuratūrai, ES prokuratūrai tyriančias bylas, tiek savo asmeninės, tiek sveikatos teisės instituto specialistų, kadangi šioje srityje turime specialių žinių ir tikrai tų žinių turime daug. Ar taip, gerbiamas Vaidotai? Jo, tai aš iš tikrųjų irgi, Rimai, noriu padėkoti, kad jūs sureagavote tą mano straipsnį neseniai publikuotą Teisė Pro, nors vasarą suprantu, kad žmonės atostogauja ir gal neturi laiko, o gal ir specialiai nenori domėtis kažkokiais tai tokiais sudėtingais dalykais, bet iš tiesų labai ačiū, kad jūs sureagavot ir pakvietėt apie tai pakalbėti, nes manau, kad tikrai teismo sprendimas yra labai svarbus, mes laukiam daugiau panašių teismo sprendimų. Čia tikėkime, gal bus tokia pirmoji kregždė, jeigu kalbėt apie ne tik apie ES, bet ir apskritai apie teismo sprendimus dėl šitų sutarčių. Tai buvo Rimas Jankūnas ir Vaidotas Vaičaitis. Ačiū jiems ir ačiū, kad žiūrite. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.